Vasario 9-12 dienos pakeis jūsų gyvenimą. Ar realybės bifurkacijos taškas, matricos plyšys. Nuo vasario 9 iki 12 dienos bus nustatoma mūsų artimiausia ateitis. Šiuo metu mes stovime ant ribos tarp senojo ir naujojo pasaulių. Sprendimai priimti šiuo laikotarpiu gali tapti lemtingi visam mūsų gyvenimui. Nuo vasario 9 iki 12 dienos realybė nustos būti stabili. Įprastos ribos pradės nykti tarsi širma, atverinti prieigą prie to, kas anksčiau buvo paslėpta. Šis laikotarpis ne tik laiko tarpas, bet ir energetinis koridorius, leidžiantis peržengti dirbtinės sistemos sukurtus asmenybės ribas ir pirmą kartą pajusti save už išorinių programų ribų. Bet ar esame pasiruošę pažvelgti į savo tikrąją prigimtį? Ar vis dar norite likti senųjų įsitikinimų įkaitais? Šiomis dienomis senoji matrica pradės prarasti kontrolę. Jei būsite tam pasiruošę ir to norėsite patys. Energetinių pokyčių laikotarpis, kaip dabar, erdvė, laikas, tampa ypač plastiškas. Kada vyksta vadinamoji sąmonės laukų sinchronizacija, tai procesas, kai individualios ir kolektyvinės vibracijos pradeda derintis su gilių pokyčių dažniais pačioje visatos struktūroje. Šis reiškinys grindžiamas ne tik dvasinėmis koncepcijomis, bet ir moksliniais nelokalaus sąveikavimo kvantinės mechanikos modeliais, kurie atskleidžia neatsiejamą sąmonės ir materijos ryšį. Nuo vasario 9 iki 12 dienos pastebimai keisis suvokimo kokybė. Žemės elektromagnetiniuose impulsuose ir Šumano rezonanse dominuos fluktuacijos, kurios darys įtaką kognityvinėms funkcijoms bei emociniai būklei. 3D paradigmoje tai aiškinama kaip faziniai sąveikos tarp realybės sluoksnių poslinkis, sukeliantis laikiną nesuderinamumo būseną. Tai paaiškina prarastumo pojūtį, staigius suvokimo blyksnius ir pagreitėjusius senų įsitikinimų destrukcijos principus bei procesus. Šios laiko zonos ypatybė – suvokimo filtrų susilpnėjimas. Įprastu metu žmogaus smegenys riboja informacijos srautą, kad išlaikytų stabilų realybės vaizdą. Tačiau tokiais laikotarpiais kontrolė susilpnėja. Tai atveria prieigą prie naujų sąmonės lygmenų, tačiau taip pat gali sukelti informacinės perkrovos efektą, intensyvias emocijas, nuovargį ar net laikiną nerealumo pojūtį. Metafizikoje tokie laikotarpiai vadinami kvantinių kodų lūžio taškais. Tai galima įsivaizduoti kaip momentą, kai įprasti sąmonės veikimo algoritmai yra perrašomi. Tačiau jei žmogus tam priešinasi, kodas pradeda užsikirsti. Tai pasireiškia sustiprėjusiais senaisiais modeliais, neišspręstų situacijų sugrįžimu ir įvykiais, kurie intensyviai tikrina pasirengimą pereiti į naują lygmenį. Nuo vasario 9 iki 12 dienos aktyvuojamas daugiamačio suvokimo fenomenas. Jis leidžia ne tik reaguoti į realybę, bet ir sąmoningai keisti jos kryptį. Mistinis įsitikinimas apie seksualinę energiją ir sąmonės koherencijos principą teigia, kad dėmesio fokusas yra įrankis realybei kurti. Tokioje būsenoje įmanoma akimirksniu pakeisti laiko suvokimą.
praeitis ir ateitis ima jungtis, o esminiai sprendimai įgyja didesnę reikšmę, tiesiogiai paveikdami įvykių scenarijų tikimybę. Vasario 9 dieną informacijos srautas pralauš sieną tarp iliuzijos ir tiesos. Ta diena protas galės suvokti daugiaprasmius reikšmių sluoksnius, pastebėti anksčiau nepastebėtas detalės ir giliau matyti tikrovės paveikslą. Tai praregėjimo momentas. Tačiau praregėjimas be veiksmų yra bevertis. Jei pastebėjote plyšį matricoje, turite dvi galimybės. Arba žengti žingsnį į nežinomybę, arba nusukti žvilgsnį ir vėl nugrimzti į miegą. Vasario 10, 11 ir 12 dienos chaotiško persitvarkymo periodas, kai subtilieji realybės laukai tampa nestabilūs. Šiuo laikotarpiu sunku išlaikyti dėmesio koncentraciją, logika ima strigti, planai griūva, o informacija susimaišo, tarsi tornadas. Tai nėra klaida, o svarbus jūsų suvokimo pertvarkymai. Matrica daro viską, kad išlaikytų jūs senojoje savo versijoje. Štai kur slypi pagrindinis iššūkis. Kiek esate priklausomi nuo savo senųjų mąstymo modelių? Ar esate pasirengę pasitikėti ne analizę, o gilesnio žinojimu ir intuicija? Tie, kurie intuityviai supras šį procesą, galės ne tik prisitaikyti, bet ir pasiekti naują savęs ir supančio pasaulio suvokimo lygmenį. Šiuo metu vyks šokiruojantys įvykiai kaip sąmonės pažadinimo įrankis. Nuo vasario 9 iki 11 dienos gali netikėti įvykiai, kurie išmuš jūs iš įprasto ritmo. Tai gali pasireikšti staigiomis naujienomis, netikėtais gyvenimo pokyčiais, technikos gedimais ar ryšio sistemų sutrikimais. Fizinėme lygmenyje tai jausis kaip kontrolės praradimo pojūtis. Tačiau svarbu atsiminti, kad tai nėra griovimas, o galimybė išsiveržti iš ribotų scenarijų. Sistema gali jūs išbandyti, tikrindama jūsų atsparumą. Pavyzdžiui, jei esate įpratę visiškai kontroliuoti savo gyvenimą, jie atims galimybę valdyti situaciją. Jei jūsų silpnybė yra baimė keistis, bus sukurtos aplinkybės, kuriuose senos taisyklės nebebus veiksmingos. Šios dienos tiesioginė prasme yra sąmonės lankstumo testas. Kuo greičiau priimsite nenuspėjamumą, tuo lengviau pereisite šį etapą. Svarbu prisiminti, kad dabar vyksta precedentų neturintis pasaulių atsiskyrimas. Ką reikia padaryti, kad neliktumėte senajame ribotame pasaulyje? Nuo vasario 9 iki 12 dienos nustatomas naujas judėjimų vektorius. Čia pasireiškia realybės atsiskyrimo efektas. Tie, kurie pasiruošę transformacijai, pajus neįtikėtiną aiškumą, įžvalgas, išsilaisvinimą iš praeities. Tačiau, jei viduje yra baimių ir prisirišimo prie senosios savęs versijos, tai pasireikš kaip chaosas, nuovargis, sąstingio jausmas ir energijos trūkumas. Šių dienų pagrindinis klausimas – ar gyvenu savo tikroje realybėje, ar seku svetimu scenarijumi. Šią akimirką galima palyginti su programavimo kodų atnaujinimu. Jei sąmoningai pereisite šį procesą, seni ribojantis įsitikinimai pradės byrėti, tarsi kodų eilutės.
praradusios savo prasme. Tačiau jei priešintytės, programa pradės užsikirsti, o klaidos pasireikš dar stipriau. Dabar pereiname prie svarbiausio. Ką reikia padaryti, kad šias dienas panaudotumėte maksimaliai efektyviai. Vasario 9 užfiksuokite savo tikruosius norus. Ši diena vidinio derinimo ir aiškumo momentas. Užrašykite, kokių pokyčių iš tiesų norite. Svarbiausia klausyti ne logikos, o savo vidinių pojūčių. Vasario 10-12 stebėkite ženklus. Šiomis dienomis erdvė jums siųs signalus. Neskubėkite priimti drastiškų sprendimų. Tiesiog fiksuokite įvykius ir analizuokite, kur jūs veda realybė. Būkite pasiruošę chaosui. Gedimai, atšaukimai, netikėti įvykiai – tai ne sistemos klaidos, o galimybė peržengti įprastus algoritmus. Šiomis dienomis ypač svarbu neprisirišti prie planų. Ribokite kitų nuomonių įtaką. Išorinis fonas bus pilnas informacinio triukšmo. Jei norite išlaikyti aiškumą, mažiau įsitraukite į ginčus, konfliktus ir kitų problemų aptarimus. Dirbkite su sąmoningumu. Jei kažkas jūs išmuša iš pusiausvyros, tai rodo, kad būtent šioje vietoje slypi programa, reikalaujanti jūsų dėmesio. Nevenkite diskomforto, o suvokite, kas tai iš tikrųjų yra. Neigiama programa, o gal net blokas. Venkite kraštutinumų. Nebandykite išlaikyti praeities, tačiau ir nepasinerkite į chaosą. Svarbiausia būti stebėtojo būsenoje. Jei šį laikotarpį naudosite sąmoningai ir efektyviai, po vasario 12 dienos atsiras naujos pradžios pojūtis. Realybė pradės formuotis pagal naujus dėsnius, lankstesnius, mažiau struktūrizuotus, tačiau suteikiančius daugiau laisvės rinktis. Tie, kurie neperžengs transformacijos, liks uždarame scenarijuje, kuris sustiprės kaip koncentruotas jų įsitikinimų atspindys. Šios dienos yra galimybė peržengti senąją matricą. Tačiau šį perėjimą įveiks tik tie, kurie sąmoningai įsitrauks į procesą. Pasirinkimas priklauso nuo jūsų. Ar judėsite į priekį, ar tęsite bėgimą uždaru ratu. Su jumis buvo Elytė Avetiana.